Labuką. Nu ką, pradedam naują dienelę, naują savaitėlę. Pasiėmėm mašiniuką ir lekam dabar į Salantus. Yra ten netgi 3 sandėliai. Viens naujai traukiams, į 2 tokie senesni. Tai va, reiktos tuštinti senesnius. Tik tiek, kad kaip dažnai, kad būn, nu gal ne dažnai, tiksliau, gal atvirkščiai, kaip tik retkarčiais būn, kad nėra kur vežti medienas. Vienos neėm, kitos kainas kritusias, trečia per mažai yra ir taip toliau. Orelis toks nusitaisęs visai. Jau naktį girdėjau pradėjo lyti, o galvoju, ne kažką. O mum lietus dažniausiai asocijuoja su nedarbu. Nes jeigu jau labai prilytai, kad kelių negadinti, biški darbai apstoja. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, kiek čia ilgai tas lietus varys. Biški gal prisukam. Jeigu ten porą valandikių palyja, tai nieko baisus, bet jeigu visą dieną lyja, tai tada jau stabdoma. O tu blemba. Nu ko tu stoji žmogau, jeigu čia nieks nevažiuoja? Kaip prie stop linijos. Tai va, ten realiai kelias, tai viskas puiku yra. Žvyrkelis. Ne tai, kad ten miško keliuks koksai, o seniūnėjai priklausantis žvyrkelis. Įsmukt neįsmuksi, tik tiek sakau, kad jeigu jau labai įsilytų ilgai, nu tai kiekvienas pravažiavimas gadinta kelią, nepriklausomai realiai nuo mašinas. Tai tokie atveju jau būn stabdomi darbai. Nu, šiandien žiūrėjau iki 8 grubiai rodo lietų, paskui taip saulė lyg ir išlys ir prasidės. Tai saulė, tai lietus, tai saulė, tai lietus. Visą dienelę. Jau blemba reiks ir megztinį ieškoti. Šiandien dar šiltesnė diena, bet ryt po ryt jau biškį atvesimai yra tokie. Tai jau matyt reikės ir šilčiau rengtis. Pamaikiau neužteks būti. Vat. Vis dar vežiojos tos rūbus. Vis dar vežiojos ratus. Į bazę dar nebuvau grįžęs. Nesuplanavę maršrutą tokią. Tipo nėra ką vežti tą pusę. Na, žiūrėsim, jeigu toliau taip tęsis, dar vieną padangą kokią praduru ir vse. Ir gaus mechaniks tada į vietą atvažiuoti su ratais. Blecha mucha išlend į stabdą paskui. Nu, kaip tokių nekenčiu. Nu tai kam lendi, jeigu matai, kad atvažiuoji mašiną. Čia taip sutapo, iš tikrųjų neplanavau to nei filmuoti, nei ką. Norėjau tik pasidžiaugti oru. Jau kaip ir saulikė buvo išlindusi vienu tarpu ir hujeks kuku. Vėl lietus. Aišku, nėra stiprus, bet tai pasižiūrėjus į dangų, prognozės niūrokos. Atvažiuodam stabtelėjau į degalinę, kurą užsipyliau, mėlynai skysčia biškį, nors visai nemėlinsant. Ir nebetoli liko apie 20 km. Čia tas kelias tai toksai paturbins biškį yra. Tuščiam važiuoti niekad. Pakrautam bijau maksimalių greičių ir važiuoti, nes blemba, kai linguojas ta mašina čia pakankamai nėra platus kelias. Nes ir dabar toks jausmas, kad po kokį 10 cm nuo
nuo ištisinės tos linijos ir nuo kelkraščio. Tai nėra daug. Tai va, tam pačiam ruožė yra nauja asfaltą uždengia. Tai ten asfaltas toks jausmas dar siauresnis yra. Tai va, kaip kažkada minėjau, tą 10 cm nuimi per ilgą ruožą, tai faktas, kad labai daug susitaupo kapeikų. Bet sunkvežimiam tai tragedija tada yra. Nu ką, atvažiavom į sandėliuką, bet velecha, pradėjo lyti. Ir da taip normaliai. Čia tokia dulksna purškė. Nu, kaip minėjau, sandėliuk šiaip nemažas yra. Yra tos medienos, bet drebulė supuvusi pakankamai. Nors čia dar pusė velnė, kitam sandėlį ten baisesnė. Berža rastai neužtenk. Tara, drebulės ir baisi, ir nėra daug. Juodalksnė tara. Nu kaip ir gali vežti, nėra kur. Toliau eglės popiermedis. Į Malkų įlanką, bet per mažai. Nu, čia apie porą rungiukų. Ant priekabas galim. Nu, o priekaba gaunas. Čia eglės tara. Nėra kur vežti. Tokia irgi ne pati gražiausia ir su puviniu. Ajajaj. Nu va, kas mums aktualu yra, tai va, juodalksnis. Su alksniu sumaišys čia. Tai va, reikia tą pasikrauti. Ir priekį čia irgi žiūriu. Alksnis. Nu va. Sakė, pradžią reikia nukrauti. Susikrauti, ta prasme, nuo čia. Iš čia dar pavažiavus į kairę, ten priekis ant kryžikairę, į kairę sukam, privažiuosim karjeros, ten dar vienas sandėliuks yra. Na čia grubiai kilometras iki to kitą sandėliuką, tai galim sakyti vietoj. Tai va, da kol kas nelipsiu, nes blemba, lygiai taip visai neblogai. Kas iš to išlipsi, kiaurai išlaps iškart būsi. Ta pastogikė lyg ir yra, bet kojas kiaurai išlapęs bus. O taip pirmadienį nuo pat rytas šlapiam būt kažkaip nesinori. Tai va, pradžiai reikia čia atlaisvinti vietą, nes jau ūkininkas tipo nori darbuotis, nors čia jau kaip ir nulekščiuota yra tas visas lauks. Bet vis tiek, jeigu ūkininkas klientui pasakė, reiškia taip ir reikia daryti. Nu čia nurinkti, o ten jau yra kitam sandėlį ne ant lauką, tai ten gali stovėti ilgiau. Prioritetas iš tos vietos. Nu va, pasikrovėm, galim dabar judėti. Laukus buvo gulbės. Priekį. Jų likusi. Buvo porelė ir jauniklis. Tai va, žiūrėjau, jauniklis liktai stebėra. Viens iš tėvų ir jauniklis gul laukuos. Čia iš tų karjerų atein. Bet gulbė kita priekį da. Bet jauniklis tai iš vis nekreip dėmesį
į pašalaičius visokius. Tėvai tai iškart žiūri, kas čia kur ką vyksta. Viens iš tėvų aukščiau atsigulęs, išsidrėbęs. Kad su vaiku. Lemba viena tokia šaka atrodo labai didelė, nors realiai jau apėjau mašiną, ten labai nedidelė yra. Bet veidrodžiai daro savo, iškreip vaizdą. Nu, biški užtrukau su to pasikrovimu, čia per 3 vietas reikėjo pasikrauti. Aišku, ten nereikėjo po kilometrą nuo vieno sandėlio į kitą važinėti. Ta prasme, per tas 3 vietas nebuvo po kilometrą viens nuo kito. 2 sandėliukai, kaip minėjau, tik tais per kilometrą skiras. Tai va čia reikėjo surinkti 2 rungus ir beveik 2 rungus dasimest kitam sandėliukė, tik tiek, kad ten alksnis ir juodalksnis atskirai išmėtyts buvo, tai vienoje vietoje sustoti susirinkti. Pradžioje reikėjo alksnį susimest pirmiausia, tada juodalksnį pasistumti biškį atgal susimesti ir dabar lekam į Tryškius. Skambina jau klientas to sandėlio, savininkas ta prasme. Saka, sekantį darom arba į Šilalę, arba į Menčius su rastais. Tai va, reiks žiūrėti, ką čia. Skambinti su vadyba, reiks aiškintis, klaustis, kas prioritets. Nors tas prioritets yra tas, kas spėja šiam momentui. Tai greičiausiai būtų į Menčius. Nes Menčiai iki 7 dirb, tai vat klausimus, kaip čia greit susisuksam, kaip greit nuvažiuosam. Galbūt ir atvirkščiai, kad pradžioj į Šilalę. Jeigu matysim, kai Menčius nespėjam, tai tada į Šilalę ir tada pasikrauti Menčius. Ir Menčius jau ant nakties nuvažiavus stoti bendrą eilę. Rytoj. Nu ir orelis. Ką tik pylėkai iš kibirą, o čia asfalt sausas. Palyginus, taip beveik pačiu laiku spėjau ir išvažiuoti iš ten. Nes išvažinėjau jau lynoja. O, sakau, paskui jau išvažiavus į asfaltą iš vis pradėjo taip našiai lyti. Vienu tarpu pylėkai iš kibirą. O, čia yra vienas ruožas toks, dabar neatsimenu, kurioje vietoje tiksliau. Nuo Plungės link Telšių važiuojant, gal net ne 1-2 tokie ruožai yra, kur sunkvežimiui būtina numest greitį. Numest iki saugaus, o koks tas saugus, tai kiekvienam čia jau pasirinkti asmeniškai, nes yra žiauriai nelygus asfaltas. Tai toj vietoje vienu, jeigu neklystų, buvo apvirtę ir tie, kur vėja turbinas tas veža, jėgainės tas stulpą. Vienas ten buvo nuvirtęs, nors atrodo ten turbūt ir taip dideliu greičiu nevažiuoji. Nesu šiaip sutikęs keliai. Stovinčius ne vieną kartą yra tekę sutikti, bet taip, kad apsilenkti, tai neteka. Nes ten matyt naktį važiuoji, kai eismas mažiausias, kad netrukdyti. Yra niem, kad netrukdytų nieks ir yra kad niekam netrukdytų. Nes vis tiek ant posūkė tur neblogai išsinešti, blokuoti kelią ten. Kažkada su anksti važiavęs ryte, tai jau stovėjo, ne, pakeliai sustoja. Čia prie Kuršėnų dažnai stoviu, prie degalinės. Ten biški toliau, sakykim, už degalinės link Šiaulių važiuojant. Bet malačiai ženklus užsided, švyturėliai, viską, kad neįpultų kas nors. Čia vienas ruožas, nu čia pažymėta, kad duobės, kad nelygus kelias. Tai va čia blemba, turi jau eiti prieš juostą, tai vat, iki 60 sumažinau. Tai jeigu per tas duobės ten važiuoju, tai mašina taip nevaikiškai susibuoja. Baisus toksai pakankamai ruožas. Ir prieky dar yra viena irgi tokia vieta.
su lengvaja nejau, nu kaip su lengvaja, ten supurta tai biški sumėta, bet važiuoji, nes sakykam, vadinam, traukos centras yra žemai, tai tau nėra galimybių net apvirsti. Nebent ten būtų slidu, pradėtum stabdyti, tai tada tiktais nuo kelio čiuoždams gal apvirstum, bet taip tai be šans. O čia, jeigu gerų greičio parsineši, nu tas gerų, čia neįkaitinsi, ribotuvai yra sudėti, sakykam, jau vis tiek pakalnikė dar tokia plius yra, tai va, jeigu nežinai, tai lemba gali baigtis liūdna. O man panašiai ir buvo. Tai va, važiavau 80, aš žinojau, kad kažkur tam kely yra ta nelygi vieta. Buvo sakę, kad, sako, nuo Plungės link Telšių yra tam tokia viena vietikė. Bet tu žinok, ta vietikė. Sakau, ženklą jokia nėra, kad ten sumažint, tarkim, sunkvežimim galėtų būti ženklas kažkoks. Lengvoju gerai, ten 90 važiuoju, pravažiuoju, sunkvežimiai galėtų uždėti kokį 60, pavyzdžiui, ženklą. Nes kas žino, tas bet kokia atveju sumažintą greitį. Arba šoki prieš juostą, o prieš juostą tu negali šokti iš tikrųjų, nes ten yra ištisinė linija. Tai arba turi kelio eismo taisyklės pažeidinėti, arba pavojui būti. Tai kažkaip, jeigu tai avarija būtų, kas kaltas kažkaip būtų, nu yra ženklas, kad nelygus kelias, bet tu žinok dabar žmogau, ant kiek tas kelias yra nelygus. Nes kitas iki nelygus reiškia, kad purtais labai važiuodams. O kaip čia, tai tas nelygus reiškia, kad tu gali kaip ir avariją turėti. Nu ką, atvažiavam išsikrauti ir iškart 2 trūkumai. Viens. Lika rankoj. Troselis nutrūka. Ai, blemba. Daugiau tokia trosa, aišku, neturiu, yra tik bazai. Bet čia da palyginus mėlačius. Kitas dalykas, ateinu, blemba, žiū. Sparną visą nuėdė man. Čia va, išsilydė. O nuėdė dėl to, kad trūka va. Laikiklis. Nu, laikiklis ne problema. Laikiklių turiu porą. Bent jau įsimetęs, tai va reiks išsikrovus susitvarkyti, pakelti sparną. Tai kaip bebūtų, papildoms laiką gaišėms gaunas. Taip, mums reikės įrankių ir detalės. Nedaug darbo. Varšt, viskas. Ilgiau biškių užtruks atsireguliuoti. O grįžus į bazę jau reiks naują kampą užsidėti, nes labai elastings palikęs bus dabar lankstų žiauriai. Nu va, pakeitėm. Ne poros valandų netrukom pakeisti. Tai kaip sakiau, kai nebėra to kantą, ona labai tokia yra, tantaluojanti. Ir kas blogai, kad čia aukščiau nebeišsikel, nes čia vat rietas ir tą pusę met į šoną, o į viršų nebesirėt jau. Tai va čia gali biški ir liestis, jeigu liesis va čia išpjaus. Nu ką darys, kai bus tai bus, kol į bazę grįšam kažkada. Nu ką, galim bandyti kilti, ne? Sušilau. Galim biški ir temperatūrą susimažinti.
Ant viršaus buvau užsimovęs tos rūbus. Per mažas oras slėgis sistemai. Kažkur biški išein, dingst. Atrodo, tiek tai užtrukau čia, bet vis tiek. Tai va, ten tas pakeitims nėra sudėtingas, to metaliuką. 2 varžtai ten maždaug atitaikai. Aišku, jeigu nori jau idealiai tą tokį ovalumą išgauti, tai ten jau turi biškį. Vieną atsileisti, antrą, per 4 sąnarius tokius žiūrinėti, čiupinėti. Tai vienam ten nelabai da, 2 geriausia. Ir aišku, tą trosą jau dabar tai netvarkiau, nes be to trosiuko gali gyventi, gali ten ir vakare pasikrapštyti. O sparną jau blogai būtų. Yra buvę taip gerai, kada bagalinis tas nulūža. Nes pasidedant ratą realiai ant padangas ir kiek padanga vasukas, tiek ir zulint. Dar gerai plius teiginu, kaip pliusas buvo tas, kad lyja. Kad šlaps asfaltas pakankamai buvo, dalį kelią, dalį buvo aišku sausa, tai automatiškai irgi negavo tos tokios visiškas trinties. Ta plasmasė į padangą, tai būtų ten sudeginę man. Klausims, kur nutrūka. Tai vienas iki buvo priekinis, tas laikiklis trūkęs. Tai įtraukė tą visą sparną per ratą ir per pusę perlenkė. Tai tada nei laikiklę turėjau, jau buvau panaudojęs, nei ką, tai ir plus tas sparnas jau buvo sulaužytas, toks perlenkts. Tai gerai, kad netoli Radviliškė buvo, numečiau prie stulpą, paskambinau tiekėjai, pasakiau, kad kur yra tiksliau, nuvažiavo, paėmė grįždams iš Šiaulių. Parvežė į bazę, paskui jau reikėjo naują užsidėti. Nes tas jau buvo toks, visiškai jau toks pabaiginis. Aišku, tokių nemeti lauk, paliekam sandėlį, kai reikia tų tokių likučių, galiuką kažkokį dajungt, skylę uždengt kažkokią praėstą, arba kai dabar tą, sakykam, kampuką patį, kur nuėdė, tai iš senų paėmė, atsipjauni kokią taurį galą ir užsidedi. Toks jausmas, kad šlapia kaktą. Materikė be apsaugų, žolikė pjaun, kažkada taip jau buvau į akį pasigavęs šiukšlę. Dažniausiai, kai pasigauni kažką į akį, tai per naktį, sakykam, išašaruoji takis. Blemba, aš tai turėjau ten reikaliukų, gavau net į ligoninę važiuoti. Toks tas, ne kiek į ligoninę, o užsiregistravau pas okulistą ten kažkokią lygį. Ne šiaip ten į kokį filmą ar kokią ten kompaniją nuėjus, o pas gydytoją jau. Žiūrėjo, sak, nieko tau čia nėra. Tai matyt, jau buvau per gal 4-5 dienas buvau praeisęs jau. Jau buvau matyt išašaruojęs, bet, biški gal buvo pažeista kažkas ir kai mirčiodavau vis tiek jausdavos tas toksai skauduliuk šioks toks, diskomfortas toks. Tai kai jau žinai, kad nieko nėra, tai tada nebeskaudėjau. Tai greitai praėjo. Tai va, reiks dabar kažkada grįžus į bazę neužmiršti įsidėti tą laikiklį tokį. Nes jau vieną panaudojau. Lyg tai ką porą turėjau, bet taip dabar permečiau akim, kažkaip neužmačiau, kad turėčiau dar vieną. Aišku, ten nesiknisau giliai, nes ten žarnokų pilnas bardačioksas pridėtas daiktadėžėtą. Tai nesiknisau, kas ten papačiu yra. Kiek yra, tiek yra, dabar tam kartui gal užteks, o jeigu dar nutrūks, tai bus blogai jau. Nu ką, o dabar lekam vėl į Salantus, bet jau į kitą sandėlį. Reikės rąstus vežti. Dar turam 5 valandas, tai realiai gal net į Menčių spėjom sulakstyti.
Pasibaigęs šį dienelę. Pasikrovėm, išvažiavom ant žvyrkelę tokią. Sakau, biškį arčiau vis tiek, kad būtų išvažiavimo vietas. Arčiau tikslo, ta prasme, kad išnaudoti kuo pilniau tą bendrą laiką. Praktiškai buvo likę 10 minučių bendrą laiką, bet per tą 10 minučių ne kažką ir nuvažiuosi. Tai labiau, kad čia niekur nėra kur nuvažiuoti. Degalinė čia netoli viena yra, bet tokia mažykė. Tai ten įvažiavo su tokiu agregatu, kažkai apsisuksi. Tai net nerizikuoju. Tai galvojau, vienoj vietikiai tokia aikštelikiai sustoti, bet paskui galvoju, ten reiks tokia aplinkelė ilgą važiuoti. Tai ryte dar susigaišinsiu. Ai, sako, tiek to. A taip anksti kilsam. Nu, tas anksti. 7 valandą pajudėsiu. Tai sakau, gal per tą žvyrkelį čia. Aišku, eismas bus kažkoks. Nes ir dabar vieną mašinikę pravažiavo. Pakankamai platus žvyrkelis. Maja, tas lempas nuploviau, kad atspindėtų šviesą ko geriau. Nu, gal neišaus nieks. Jau labiau ten yra ir sodybų, ne vienai, nu, ta prasme gyvenvietė yra. Bet tai šitos gyvenvietės yra ir kitų kelių, kaip nuvažiuoti į, sakykam, į tos pačius salantus. Tai bus matyti, kaip čia mums, ar mes kažkam labai trukdysam ar ne. Tikiuosi ne. Gal nieks į duris nebalados naktį. Vat, visai neblogai šiandien gavo, 608 km suvažinėti. Tai liuks. Aišku, tik 2 reisai padaryti. Į Tryškius ir į Menčius. Kubų kaip į nedaug pervežta, bet kilometrų susisuka biškį. Na ir dabar, aišku, esu pasikrovęs. Bet kaip minėjau jau ne kart, aš skaičiuoju iškrovimus, ne pasikrovimus. Tai praktiškai valandą 10 rodo bent jau navigacija važiuoti iki Šilalės. Nu, tai galim dar 15 minučių kokį užmesti. Čiut ne 1,5 valandas dar keliai yra. Ką padarys? Yra kaip yra. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.